labai. Mėly bičiuliai, aš iš tikrųjų kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, jums visiems iš bet kurios skyriaus esu be galo dėkinga, todėl kad ta 5. vieta sąraše yra man asmeniškai labai aukšta. Todėl, kad aš tikrai įvertinu absoliučiai visas aplinkybės. Ir tai yra vertinimas pirmiausia jūsų, kaip mes dirbam kaip komanda. Kaip veikia mūsų vyriausybė, ne viena, o kelios per tą laikotarpį, socialinės apsaugos ir darbo srity. Kitaip sakant, kaip dirba žmogui, ką davė žmogui, ką padarė ir ką padarys, žvelgiant į priekį. Antra, tai yra įvertinimas ir mūsų Seimo frakcijos socialdemokratų, nes vyriausybė be bendro sutarimo ir priėmimo irgi neturėtų rezultatų. Trečias dalykas, tai yra bendras mūsų darbas savivaldybėse ir seniūnijose. Ačiū Jums, nes mes be Jūsų kaip be rankų. Ir ketvirta, tai mūsų žmonės susibūrė į vairias nevyriausybinės organizacijas, kur irgi mes dirbam kaip viena komanda, kaip viena šeima. Miela Milda, aš iš visos širdies dėkoju už tą pasiūlymą. Iš tiesų, aš siūlyčiau jo nepriimti ir nepritarti. Ir štai dėl ko. Todėl, kad Milda daug metų dirba socialdemokratų partijai. Jinai labai daug atiduoda, labai daug daro ir kartais tas darbas nėra matomas visuomeniai. Jis gal neužčiuopiamas, jis gal taip neįvertinimas, bet be šito juodo atsakingo darbo nebūtų stiprios, vieningos, susitelkusios mūsų partijos. Ir pabaigai. Aš manau, kad mes visi turim dirbti taip, kad šalia tos 5. vietos, kur aš esu, būtų dar ne mažiau kaip 25, o gal 35. Ir tam mes turim būti vieningi. Turėdami be galo ambicingą programą. Bet mes jau turėjome ir praeitą kartą ambicingą. Aš prisimenu, vis galvoju, nesąmonė. Niekaip nepadarysime tos vidutinės pensijos 650. Žinai, kai kalbėjome apie 2004 metus. Galvoju, viskas. Bet galvoju, truputėlį reikia to tokio populizmo, žinai, nes visi tą daro. Dabar mes atsirašėm 1500. Ir aš vėl galvoju, viešpatie, kaip mes turim būti susitelkę ir kaip mes turim dirbti, kad po 4 metų pasakytumėm, kad tai vykdym. Tai vienas iš rodiklių. Ir mes su Birute buvom Kaune šią savaitę ir buvo susitikimas su tauta vienoje iš mokyklų Šilainiuose. Ir ten tikrai atsistojo vienas iš atsiųstų, provokatorių, švelniai pasakykim, iš tam tikrų opozicinių partijų. Kai aš pakalbėjau, jis pasakė, klausyk, sako, ką tu čia kalbi? Per 8 metus, sako, socialdemokratai taip viską nuvarė, kad čia jūs nieko nepadarėt. Ir maždaug čia dabar jūs sakot, ką jūs dar padarysit. Tai sako, jūsų čia ne viena nebus, sako, o kiti turės daryti. Galvoju, ne tokios pataikė. Ir tiesiog davė progą dar kartą parodyti, ką mes padarėm. Ir sakau, ką dar padarysim. Buvo iš tikrųjų plojimai ir tas žmogelis atsisėdo. Tai aš linkiu, kad mes visi pasiruoštumėm taip, kad visi žinotumėm, kas padaryta ir ką turim padaryti. Ir kad mes tikrai nežadam, mes esam išbandyti valdžia ir išbandyti darbais. Ačiū Jums.